Manau, kad nebuvo geras varžybos, per daug klaidas, asmeniškai aš irgi daug padariau. Dar, žinai, visi gal po to skrydžio dar biškį trūko mum įsivažiuoti. 19 klaidų, kaip ir paminėjai, pats irgi 5 padarė. Kuriuose situacijose galbūt labiausiai šiam trūko to žaidimo? Ne, buvo ten daug klaidų, kur jie nepadarė, kad mes tos klaidas padarytume, mes patys, žinai, padarėm dalykus, kur ne visą laiką darom, tai, žinai, nieko, kitas varžybos jau bus viskas gerai. 15 atkovotų kamuolių iš paties, kaip pats jautiesi apie savo pasirodymą po krepšiu? Ne, aš tik patenkintas, kad galėjau grįžti į aikštę, žinai, po 2 mėnesių prisilakstyti buvo gerai, žinai, tą visą jaudulį įsijimti ir jau būti pasiruošęs atrankai. Užsiminėjai, kokia galbūt dabar yra ta fizinė kondicija tavo paties? Jo, fizinė, jo, iš karto pompa buvo, tai jau viskas sukasi, bet nieko, žinai, įsivažiuosiu, dar turim kelias 3-4 treniruotės ir man atrodo bus informai. Tritaškiai gal šiandien nekrito, kaip ir pirmosios rungtynėse, kas galbūt tai lemia, čia tiesiog taiklumas ar situacijų? Man atrodo, jie gynyboje fiziškai labai nutraukė iš mūsų vietos, tolesni metimai arba ten po bumpų vis tiek sunku, žinai, tai turim geriau derinius išpildyti. Buvo ir ta situacija, kad buvai nuo rinktinės šiek tiek atsiribojęs kuriam laikui, kiek tai galbūt išmušė iš vėžių? Nieko, buvo geriausio draugo vestuvės, tai atskridau, pabuvom ir grįžom, žinai, tikslas buvo čia su rinktinė.